Dermatovenerologija yra medicinos mokslo šaka apimanti odos, nagų, plaukų, lytiškai plintančių infekcijų diagnostiką, gydymą ir profilaktiką. Familija klinika mes diagnozuojame ir gydome uždegiminės odos ligas, konsultuojame onkodermatologijos klausimais, taip pat atliekame chirurginės procedūras, diagnozuojame ir gydome lytiškai plintančias infekcijas. Pirmosios konsultacijos metu surenkama anamnezė, įvertinami klinikiniai parametrai ir turime paciento tyrimai, nustatoma diagnozė ir paskiriamas reikiamas gydymas. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl uždegiminio odos ligų, tokių kaip aknė, rožinė, dėl apgamų, dėl pakitusio odos darinių, dėl nagų grybelio, dėl plaukų slinkimo. Įvertinus paciento būklę yra visada skiriamas arba medikamentinis gydymas, arba taikomi inovatyvūs gydymo metodai lazeriais. Pavyzdžiui, aknę mes dažniausiai gydome vaistais ir po gydymo galima rekomenduoti pacientams naikinti randelius likusius po aknės frakciniu lazeriu. Taip pat frakciniu lazeriu gydome smulkiasias odos raukšlėles, atliekame veido atjauninimo procedūras. Jeigu pacientas nepatenkintas savo išvaizda, mes galime pasiūlyti botulino toksino injekcijas ar hialurono rūgšties injekcijas. Familija klinika siūlo platų estetinės dermatologijos paslaugų spektrą. Botulino toksinas skirtas gydyti ne vien tik tai smulkiasias raukšlėles ir mimikos raukšlės, bet taip pat ir prakaitavimo gydymui, pažastų, delnų, pėdų srityje. Taip pat atliekame biorevitalizacijos, redermalizacijos procedūras, trombocitais praturtintos plazmos procedūros, plaukų slinkimui gydyti, bei lazerinės estetinės procedūras. Familija klinika rekomenduoju tiems, kas ieško kokybiško gydymo tiek suaugusiems, tiek vaikams, bei kompetentingų specialistų. Familija klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.